Pradėjai pasakoti, Dominikai, apie naują formato poreikį. Ten, kur žmonės klausia, kas iš tiesų jiems egzistenciniu, dvasiniu lygmeniu yra svarbu ir paliečia, keičia, transformuoja gyvenimą ir tarsi, aš taip supratau iš to, ką sakei, tradicinės formos, tokios kaip, gal universitetas, akademija ar ne, ar tos tradicinės vietos, kur mes einam žinių, mokytis, pasikeisti, tarsi neatliepia vis dėlto to poreikio. Ir kažin ar yra formatai, kurie atliepia tą poreikį. Nes, kaip ir minėjai, kokį formatą be pasirinktum, tu jau pat esi įmetamas į vieną arba kitą kalbos režimą, į vieną arba kitą iš anksto nustatytą, pirmas dalykas, kalbėjimo būdą, antras dalykas, galbūt kažkokią pasaulėvaizdį, metodologiją, kaip reikėtų suprasti ir artikuliuoti šitą pasaulį. Ir asmeninis poreikis suprasti save, leistis gal į gelmę kažkokią, galima pasakyti, to, kas pats esi, staiga pavirsta objektų studijavimu, periferijų studijavimu. Ar teisingai aš tave supratau? Taip, tai mes ta išprovokuota idėja buvo pas tave ant stalo gulinti Šliogerio nuotrauka, kur jis eina per bulvių lauką ir tiesiog ta nuotrauka yra įrėminta baltam fone. Ir jisai ten vienas ir eina per lauką. Ir prieš tai mes kalbėjom kai kurios dalykus, tai dabar atsekant tai, kad akademija, jinai turi savo formatą ir jinai turi savo dvasią. Ir galbūt iš jos nereikia reikalauti, kad bent jau šitoj laiko dvasioje, kad jinai gali atliepti individualaus žmogaus kelio poreikį, lūkestį, jinai atliepia tai, kas yra akademija. Jeigu neinant, kas ten yra ta akademinė dvasia su savo formatu, su savo projektų rašymu, su savo tam tikrą struktūrą, kurią mes dabar turim. Bet tas lūkestis, kuris to pačiu toj laiko dvasioje yra ir pasireiškia įvairiais formatais, tokiais kaip besikuriantis lokalūs ašramai įvairiose vietose, vietos, kur susibūrė žmonės kaip bendruomenės kažką daryti. Bet tarsi jos dažnu atveju irgi kyla iš tos vietos tokios arba komercinės, arba rinkos poreikių, arba aš nukeliavau, pabuvau kažkur Indijoje, turėjau 3 susitikimus, perskaičiau 7 knygas ir dabar 3 žmonės išgirdo ir dabar aš kažką tai kuriu ir darau ir visi dabar irgi čia būrės, nes kažkas yra kito, nes poreikis yra ir aš noriu ten būti. Bet tokios vietos, kuri kiltų iš gilesnės gelmės, pavadinkim taip, iš kitokio išbuvimo ir kur galima būtų susitikti ne su kažkieno tai keliu, susitikti ne su kažkokio knygų užfiksuotų formatu, kuris kažkiek, pavadinkim, gal ir liečia tą šaltinį, bet kuriame galiu susitikti su savo keliu, kur galiu susitikti su savo baimėm, su savo iššūkiais, su savo ego. O tam aplinkybės atsiranda dėl to, kad tenai yra ir kiti, kurie galbūt laiko tokio pobūdžio erdvę, arba dėl dar kitų aplinkybių, bet būtent tokio pobūdžio susitikimo vieta. Ir atrodo, jos nėra. Ir tada mes individualiai pradedam blaškytis įvairios socialinėse medijose, biškelį to, šiek tiek to paklausyti, šiek tiek to, neaišku, kiek ten yra nuveda į vieną pusę, tada turi grįžti atgal. Ir tai irgi yra savas kelias, aš suprantu, bet va tokios vietos šiandien ryte pradėjom šnekėtis, atrodo, kad, jos nėra, aš bent jos nesu suradęs tokios. Arba, aš kitaip gal pasakysiu, aš ją randu aristos, aš taip pavadinsiu, pokalbį su tavim, pokalbį su Skaiste, pokalbį su Jekaterina, ten jinai man labiausiai tarpsta. Ir tada galvoju, kaip gera būtų, kad ir kiti ją turėtų, o gal ir turi. Bet tarsi tokios, kažkur kitur aš jos niekur nebuvau suradęs. Tai iš ten man. Kai kalbi, man kyla 2 mintis. Viena mintis yra ta, kad keliauti net ir individualių paieškų keliu yra paprasčiau, kai žinai, kad keliauji ne vienas. Nes net
bet kuris individualios paieškos kelias, jis veda per vietas, kurios kartais gali išgąsdinti, sukelti abejonių, ar aš dar neišprotėjau, ar aš matau pasaulį taip, kaip dera matyti, ar kiti taip mato. Reiškia, žmogui vis tiek einant individualios paieškos keliu, norisi pasitikrinti, norisi būti pokalbėje su kitais ir sakyti, aš matau dalykus tokiu būdu, ką tu matai, kaip atrodo tas dalykas iš tavo pusės, arba padėk man reflektuoti mano patirtį. Tai mums reikalingas žmogiškas santykis ir mums reikalinga, aš pavadinčiau, bendruomenė einančių drauge. Nebūtinai susikibus, bet irgi einančių. Ir tai leidžia savotiškai išlikti tame paieškų kelyje. Tarkime, aš duosiu pavyzdį, kas mane pastumėjo praktiškai net ir link filosofijos. Tai 12 klasėje aš sutikau mokytoją, istorijos mokytoją, labai įstabų žmogų, įstabę asmenybę, kuris, sako, vaikai, mes čia mokomės istorijos, bet žinokit, dalykai yra kur kas gilesni ir vertėtų pasižiūrėti ir štai tą patį Krišnamurtį, ir Eliadę, ir kitus, nes, po tą paviršutinišką istoriją truputėlį procesai yra kiti ir kas norit, tai pasilikit dar truputėlį, po tų 3 valandų jau istorijos pamokos, dar pasilikit truputėlį, dar porai valandų. Ir aš tai pradėdavau pasilikinėti ir mes kalbėdavomės iki išnaktų. Galiausiai likau vienas iš tų moksleivių, kurie norėdavo pasilikti. Ir ta draugystė, ta bendrystė, jinai išliko iki pat dabar. Ir kartais tiesiog žinoti, kad yra žmogus, kuris klausia panašius klausimus, ieško panašių temų, susitinka savaip, tai yra labai padrasinantis dalykas, nes mes gyvenam pasaulyje, kuriame dominuoja kita ženklų sistema, kita koordinačių sistema. Parduok, reklamuok, išsiskirk, parodyk ir tai lieka labai dažnai paviršiuje. Ir leistis į tą gelmę, kur kartais nelabai turi ką pasakyti ir parodyti, nes tai yra labai subtilūs dalykai, nerėkiantys, nesuformuluoti galutinių išraiškų kažkokiam formate. Labai sunku išlikti vienam, labai sunku. Tai žinoti, kad yra kiti, yra vienas dalykas. Bet kaip surasti formatą, kur su tais kitais nesi susikibęs metodologijos kažkokioje tai vergoviai, irgi čia klausimas lieka. Antra mintis, kuri kyla, tai santykis su tekstu. Nes vienas dalykas, mes su kitais kuriame bendrystę, kaip aš ką tik minėjau, su gyvaisiais, kurie yra čia ir dabar, eina tuo keliu, ieško tavo laikmečio žmonės. Bet istorija yra labai gili. Mes turim tą laiko gilio dimensiją, kur mus pasiekia tekstai, mus pasiekia tradicijos iš labai seniai ir mes matom, kad galimai savo paieškose mes nesame vieni. Ir tie tekstai, tos tradicijos, jos mus įveda, palaiko, duoda kažkokius ženklus. Ir kur čia tuo pat metu pavojus, kai aš kreipiuosi į tekstus, irgi esu pakankamai vienas, tarsi reikia tos tekstus suprasti kontekste kultūrinėme, istorinėme, iš kur tas tekstas atsirado, tarkim, skaitant senovės graikus arba viduramžių filosofiją, ar netgi ir tą patį egzistencializmą. Reikalingas kontekstas ir tada ką aš darau? Tada einu į universitetą. Tada aš kreipiuosi į tuos, kurie išmano tą lauką, išmano tuos autorius ir panašiai. Ir kas labai dažnai nutinka, kad tas išmanimas jis reiškiasi tokiam enciklopediniam lygmenį. Tai yra kalba apie kalbą. O vis dėlto susitikimas su tekstu, susitikimas su autoriumi, jis turi vienintelę prasme. Tai klausimas, ar tekstas mane keičia? Ar aš galiu skaitydamas tekstą būti su tekstu taip, kad su kiekvienu žodžiu aš jaučiu, kad su mano kūnu kažkas vyksta skaitant. Ir kai aš perskaičiau tą knygą ar eilėraštį, atsistoju nuo kėdės ir aš einu kitaip. Ir aš būnu kitaip, ir aš matau kitaip. Juk tie gilūs esminiai tekstai yra rašyti iš esmės būtent su tokia intencija, perduoti tą
vadinkim, transcendencijos patirtį. Autorius turi transcendencijos patirtį ir jisai sugeba ją nuguldyti į tekstą. Ir kai tu skaitai tą tekstą, tu esi perkeliamas su tuo tekstu į tą transcendencijos patirtį. Ir kas yra įdomu, kad kai persikeli, tai nėra laikiškas dalykas. Tu čia ir dabar lygiai taip pat, nes tu gyveni tame pačiame pasaulyje, kvėpuoji tuo pačiu oru, žvelgi į tą pačią saulę ir į tuos pačius ir tokius pačius daugiau mažiau augalus. Tai kažkuria prasme per tuos tekstus tu patenki belaikę erdvę ir turi tą patį susitikimą. Tai jie tampa tavo partneriais, tavo draugais. Bet kaip ir sakau, kur yra visas iššūkis, kai mes atsidūrėm akademijoje ir kur ima dominuoti ypatingai analitinis protas, kuris su tekstu nebesusitinka tam širdies jausmo, pojūčio lygmenį, bet susitinka analizės lygmenį, skaidimo lygmenį, palyginimo lygmenį mes kažkaip kontekstualizuojam, tuomet yra žinios apie žinias ir mes papuolam į tokį kažkokį persivalgymo pojūtį, kur yra labai daug kalbos, mes kupini žinių ir tuo pat metu tai yra taip tuščia, tai yra taip nebepaliečia. Ir tuomet mes klausim, ką man daryti, kaip man išsivalyti, kad aš vėl galėčiau skaityti tą vieną eilutę ir vėl jaustis priliestas. Juk galiausiai mes šito norime. Tai va, tai du dalykai, kurie mums reikia gyvo susitikimo, kuris mums leidžia kiekvienam išlikti savo kelyje, ir mums reikia galimybę susitikti su tekstais arba su tradicijomis anapus analizės, tame toje keičiančioje, transformuojančioje patirtyje. Ir paskutinis dalykas, skaičiau Joganandos užrašus ir jis kalbėjo apie vieną mokytoją, kuris nemokė niekaip kitaip, tik tai savo mokiniams skaitydamas Bhagavad Gitą, bet mintis jo buvo tokia, reiškia, sako, mes perskaitom vieną stulpelį, užverčiam ir sėdim ir leidžiam tiems žodžiams įsismelkti į kiekvieną ląstelę. Ir jis perskaito ir po kažkiek laiko jis sako, tai ar jūs pajautėt, ar jūs išjautėt, kaip tie žodžiai nuskambėjo, kur jie nusėdo, kaip jie jūs pakeitė. Kitaip tariant, mintis kokia? Mums nereikia skaityti knygų, verst puslapį po puslapio, dar daugiau knygų, 12 knygų per savaitę, 48 knygos per mėnesį, žinai, kas daugiau knygų, tai tada geriau šis neskaitom, o gaunam knygų santraukas, geriausiai vieną sakinį ir tai lieka visiškų niekur. Tai mes norim vėlgi grįžti į tą tikrai žodį, kalbą, kuri kažką reiškia dar. Žinai, sakyčiau, atsisprend nuo to, kad sakai, visiškai nieko tampa viskuo ir to pačiu nieko mūsų toj sampratai. Nes mes prieš tai šnekėjom tokį, o jeigu mes priimtume, jeigu mes gyventume taip, kad tie žmonės, per kuriuos atkeliavo ta transcendencija ir kurią mes galim patirti, jie ir liktų neversti, tik tai savo kalba, ką jie parašė, tik tiek, kiek jie pasakė, ir tada kiti, kurie apie tai norėtų pasakoti, jie turėtų pasakoti, kaip jie patys, bet ne apie tą žmogų. Ir savo kelią, savo dalykus fiksuoti. Ir tada gal atsirastų du tokie įdomus niuansai. Viena yra, gal tada tu ir nesakytum, nes negalėtum prisidengti kitų, nes jeigu per tave nekalba transcendencija, tu dar nesi toj būsenoj, tai tada tu ir neturi. Tu turi ką pasakyti gal kitur ir kitaip, bet ne ten, kur tu dabar kalbi, nes tu prisidengi vienokiu arba kitokiu vardu arba asmenybę, nes tu jį supratai, nes tu jį kažkaip išanalizavai. Tai gal šito nebebūtų, tada būtų mažiau daug įvairių knygų, santraukų, lyginimų, vertinimų. Ir kita dalis yra, gal tada tai priverstų, pastatytų į situaciją daugiau pabūti su to vienu sakiniu, prieš tą medį, žvelgiant į tą upę, kad tu galėtum pasakoti savo istoriją, savo susitikimą su ta gelme ir tada tai kitaip skambėtų. Ir šitoj šviesoj visa tai, kas yra išversta, perversta, visa tai, kas yra perpasakota, suprasta, kaip kažkas tai kažką tai pasakojo vienas arba kitas iškilus žmogus, pavadinkim taip, visa tai yra tokia pramoga turbūt,
ir užkabina tavo protą, nes tau įdomu, o kodėl jis tai ir tai pasakė, o čia pasakė, kad todėl ir todėl, tada iš kitur papasakoja dėl to, kad jisai gyveno ir į saulę žiūrėjo tokiu kampu, tada kitas papasakoja dėl to, kad jis buvo susitikęs su tuo žmogumi ir va tą citatą iš ten paėmė, trečias papasakoja dėl to, kad jo šeima buvo tokia ir čia vaikystės trauma yra ir taip toliau, ir taip toliau, ir tu tų proto analizuoji ir tau reikia vis daugiau, vis daugiau, vis daugiau, nors tam, kad tai būtų tavo, tau užtektų vieno sakinio originalaus, autentiško to vieno sakinio, su kuriuo tau reiktų pabūti. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbus momentas, ką aš, pavyzdžiui, irgi taip diena iš dienos patiriu. Atrodo, kažką atrandi tokio labai savo ir vietoj to, kad paskaitęs kai kuriais atvejais arba išgirdęs sustotum ir įsileistum tai į savo kasdienybę, tu nori daugiau to. Tu tada ieškai, kur dar daugiau, kur dar daugiau, kur dar galiu pamatyti. Visą YouTube peržiūrėjau, ten tos įrašus ir viską. Ir kur dar gauti to, gal knygą, gal dar kažką. Nors tau turbūt vieno įrašo gal kartais net visam gyvenimui užtektų. Bet jeigu tau su tuo pabūtum. Bet mes esame įpratę, o kaip, o kodėl tą protą jungti, o ne neįsileisti save. Ir tai, kaip tu sakai, ta patirtis, kuri, kai tu įsileidi ir tai pakeičia, man atrodo, šito mes nesam atrakinę, tos, kaip tada kalbėjom, tos pauzės, o kas yra ta pauzė, kas yra pabūti rimtyje, pabūti ramybėje su to vienu sakiniu. Mes to net tebūnie, pasakykim, net nepraktikuojam. Mes ieškom kodėl, kaip, kito pagrindimo ir panašiai. Ir šita vieta, aš jau krypiu link to irgi formato kažkur toj teritorijoje, dabar girdžiu, kad krypiu link to formato, o kur mes pabūnam pauzėj su to vienu sakiniu, kur mes pabūnam tyloj su to vienu galbūt viena ištara arba kažkokia viena įžvalga. Ir nežinau kur, tada, kai aš pats save pastatau į tą poziciją, į tą būseną, tada tai vyksta, bet kasdienybėje niekur aš šitai neįeinu. Kai mes kalbame apie maistą ir skrandį, tai visiems akivaizdu, kad persivalgyti yra negerai, tai prie gero nepriveda. Ir daugelis taip pat žino, kad papasninkavę maisto skonį jaučia kur kas geriau ir maistas duoda didesnį pasitenkinimą. Ir tuo pat metu taip pat visi žino, kad kokybiškas maistas, tikras maistas, jisai duoda sotumo jausmą, o pusfabrikatis maistas, kuris yra netikras, kuris yra sintetiškai sukonstruotas, jisai neduoda pasitenkinimo ir atsiranda poreikis vis daugiau ir daugiau valgyti ir iš to atsiranda įvairiausios ligos. Tai jeigu mes tą patį principą perkeltume į savo mąstymą, į savo protą, taip pavadinkim, tai man atrodo galioja lygiai tos pačios taisyklės. Tai mes gyvenam šiuo metu situacijų, kur mes persivalgom kiekvieną dieną, mes patys į save kišame informaciją ir informacija kišasi, skverbėsi į mus iš visų pusių. Ir to atokvėpio praktiškai nebėra. Ir vienas dalykas tai yra kokybė. Klausimas, ką mes vartojame kaip informaciją, ką leidžiame į save įeiti. Tai atrodo maistas, tai fiziškai mes dedame į burną ir dėl to tarsi, daugiau mažiau, renkamės. Bent jau pagal skonį, jeigu ne pagal kažkokį tai tikrumo, netikrumo kriterijų, tai bent jau pagal skonį. Skanu, neskanu, vis tiek kažkaip žmogus sako, man tinka, netinka. O kaip su informacija? Kokią informaciją įsileidžiam? Ir tos informacijos jos yra aplink mus labai daug ir ją įsileidę vienokią arba kitokią, dažniausiai nereflektuojant, nepriimant sprendimo ją įsileisti arba ne, bet darant prielaidą, kad kadangi burną galiu uždaryti, tai galiu nepriimti, ausų negaliu uždaryti, tai tarsi tai, kas pasiekia, arba akių irgi negaliu užmerkti, nes ir jos reikalingos man orientuotis. Tai kas jau įeina, tas įeina, tai vadinasi taip ir turi būti. Bet tiesą sakant, ne. Galbūt, jeigu mes pagalvotume apie tuos pirmesnius žmonės, tuos jaunesnius žmonės, kurie gyveno iki mūsų gerokai, jie gyveno truputėlį kitokiam pasaulyje. Ir informacija, ar tai būtų tekstas, ar tai būtų žodis, ji buvo kur kas retesnė, su didesniais
tylos tarpais, vien nukeliauti į verslo susitikimą į kitą šalį, tarkim, jeigu reikėjo važiuoti traukiniu ar plaukti laivu, arba dar anksčiau važiuoti karieta, tai buvo gana ilgas tarpas, kurio metu tai, kas įvyko, turėjo laiko surezonuoti, turėjo laiko nubanguoti, kaip įmetus akmenėlį į vandenį, nuvilnyja bangos. Tai panašiai pasakytas žodis ar įvykęs įvykis, jis turėjo laiko nuvilnyti, turėjo laiko būti internalizuotas, suprastas, išjaustas ir galėjo ateiti galbūt atsakas, kuris, truputėlį labiau išjaustas, išmastytas ir panašiai. Tai dabar šito dalyko nėra, viskas vyksta labai greitai ir mus pasiekia, mes nebeatsirenkam, nebefiltruojam, ta kalba sukrenta. Mes persivalgom ir kaip sakai, atrodo, net jeigu gavom kažką kokybiško, tai mes to jau pat ieškom ir norim prisikišti to kokybiško kuo daugiau, to gero kuo daugiau. Ir tai praranda poveikį. Žodis nebeturi poveikio, patyrimas neįvyksta. Pirmas dalykas, jis nebeįvyksta. O jeigu įvyksta, tai jisai tuoj pat pakliūna į kategoriją vartojimo, kur mes vartojam įspūdžius, vartojam patirtis ir norim vėlgi jas kažkaip atgaminti, reprodukuoti, vėl jas turėti savotiškai. Nejaučiam, kad vis dėlto patirtis yra savotiška dovana, kuri ateina iš kito kranto, iš kitos pusės. Mes patys iš savęs gaminam. Ir galiausiai rezultatas yra persivalgymas per brūkšnelį tuštumą. Panašiai kaip su tuo skrandžiu. Esu prisivalgęs tiek, kad esu visas išsipūtas, bet vis dar jaučiuosi alkanas, vis jaučiuosi nepasotintas, nepamaitintas. Tai va, tai klausimas, kokios sąlygos, kokia kalba, kaip mums reikėtų vis dėlto gyventi, kad žodis mus priliestų, kad patirtis mus priliestų, kad mes nesijaustume pertekę ir tušti tuo pat metu. Man atrodo, to indikacija yra tokia, o dabar mes abudu Kingsley šiek tiek klausom, skaitom, tai jau yra kalbėjimo forma, pavadinkim taip, tokia, kur kažko atrodo nepasako iki galo, kažkokie yra tarpai ir nėra. Ir protas taip staigiai įsijungia, kad o to reikia tos tarpus užpildyti, nes jeigu yra kažkokia įžvalga, tai jinai yra vertinga pavadinkim, šitam mūsų pasaulyje. Tada, kai jinai yra argumentuotai pagrista ir iš jos yra padarytos tam tikros išvados, tai jinai yra kaip konstruktas, toks modelis sukonstruotas. Kiekviena įžvalga yra kažkoks modelis, kuris turi turėti savo visus komponentus. Ir protas yra tiek įpratintas tai daryti, kad jeigu tau palieka, tiesiog užduoda klausimą ir nueina prie kito klausimo, arba pasako kokias nors 2 įžvalgas ir keliauja toliau prie pasakojimo. Jisai protas, čia aš apie jį ir save pasakoju, tiesiog apie savo patirtį, jisai įsijungia ir jisai net pykt pradeda. Supakuok man, padaryk produktą iš šitos įžvalgos. Arba aš nežinau, arba tiksliau, tas žmogus reiškia nežino, arba aš pats turiu tai padaryti ir tada pats sustoji, ten pradedi kažkaip konstruoti ir daryti. O vietoj to, kad paleistum pabūti ir tai kažkokiu būdu pas tave nusės ir jeigu tai yra vertinga ir išsiskleis kažkokiais būdais, tau nereikia visada to sukonstruoti. Ir klausimas, ar jeigu mes tokią įžvalgą greitai protų visaip įforminam ir uždarom, ar klausimas, ar jinai nenumiršta, tada ar nebebūna jinai jau negyva, nes jinai uždaryta iš visų pusių ir viskas, ir jos nebėra tos sėklos, kuri buvo tavy pasėta. Ir aš čia kasdienybėj su tuo su tavim irgi dalinaus, dabar ką tik pradėjau taip šiek tiek žaisti. O jeigu mes būtume dėmesingi ir pastebėtume, kas vyksta pasaulyje man, ir to pakaktų judėti prieki, ne visur reikėtų visko paaiškinti, kodėl tai vyko. Nes klausimas, ar mes galim viską paaiškinti, kodėl, ar nėra tai tokia ego pozicija, kad aš turiu į visus savo reiškinius, kurie man vyksta, užduoti klausimą, kodėl, nes aš galiu paaiškinti. O galbūt priimk tiek ir tada galbūt labiau būsi dėmesingas, kas vyksta, nes nuo to priklausys tavo kelionė, o ne tai, kad kiekvienoje vietoje
tu net nebematai, kas vyksta, o tiesiog viską klausi, o tai kodėl? O kodėl man tai vyksta? Ir tu neužmiršti, kad tau tai vyko ir tai yra tau pakankama indikacija kažkam, o tu iškart užduodi klausimą, o kodėl? Ir jau tą pamiršti, ir jų užkloji kodėl, ir tada eini kokias nors psichoanalizės arba dar kažkokias tai ten teorijas, išsiaiškink kodėl. Ir tada ta pati indikacija nublanksta, nes tu jos pagalba neišjudėjai kitur, o tu tiesiog ten pat esi, tik tai dabar analizuoji kodėl. Kodėl tas įvyko. Ir va čia toks irgi įdomus momentas, kur tas protas įsijungia galbūt ne vietoj ir ne laiku išdresiruotas. Tuo metu, kai klausi kodėl ar už ką, ar vardan ko, nesi su tuo, kas tuo metu yra ir vargu ar adekvačiai reaguoji į pačią situaciją. Tai taip, mūsų kultūroje, na be abejo, edukacijoje eina kalba apie tai, suprask priežastis reiškinių, suprask reiškinių kontekstą ir iš to, kad suprasi, priimsi teisingiausią sprendimą, kaip veikti. Galimai tame yra nemažai tiesos ir tuo pat metu, kai mes esame veiksme, kai mes veikiame, mums reikia veikti, mums reikia būti tame veiksme ir kartais suprasti, kodėl, kaip sakai, gal nėra tiek svarbu, kaip pilnai jausti, kur aš esu ir kur mane kreipia, kur mane gyvenimas ar likimas kreipia. Ir čia matyti tokios dvi perspektyvos, ar aš noriu savo gyvenimą, pavadinkim, organizacija. Yra strategija, yra tikslai. Ir kas bebūtų, aš išprievartausiu tą tikrovę ir aš pasieksiu tuos tikslus, kuriuos užsibrėžiau metų pradžioje, nors nepaisant to, kad situacija galbūt pasikeitė, gyvenimas kreipia kažkur, pasauliui reikia kažko kito, tau ir tavo organizacijai ir tavo žmonėms reikia kažko kito, bet štai yra strategija, tikslai ir tu prievartauji, reiškia, tą tikrovę, eiti tuo tikslu, jeigu neseina, tada analizuoji kodėl ir vis tiek viskas, tu esi toje konfrontacijoje, bet tai, ką tu siūlai, yra kitas kelias žiūrėti, kur veda. Ir jeigu mes darytume prielaidą, kad pasaulis nėra visiškai atsitiktinis kažkoks reiškinių kratinys ir mes esam, taip sakant, kaip Faulkneris sakė, nelaimingi kalės vaikai, kurie blaškomės ant šito pasaulio paviršiaus, tokios mažos skrusdėlytės, kurios niekam nerūpi ir nieko nereiškia. Tai jeigu mes darytume prielaidą, kad šitas pasaulis turi kažkokį savo protą, savo vidinę logiką, savo transcendenciją ir kad dalykai nesukrenta kažkaip savaiminiu būdu ir taip pat jie nesukrenta iš mūsų plano ir proto, jie sukrenta iš kažkokios tai protingos visumos, tai darydami tokią prielaidą mes kur kas labiau būtume atidus ne klausimui kodėl, o klausimas pačiam pojūčiui, kur tai mane veda. Jeigu tave, kaip kontaktinė improvizacija, tarkime, jeigu tave kažkas pastūmė iš kairės, tai tu arba atsiremi į tai, kas pastūmė, arba tu eini į dešinę ir dešinėje kažką sutinki kitą. Ir vėl, bet tu čia ir dabar esi gyvas ir leidi savo tekėti. Arba galima kitą pavyzdį duoti, eismas Vietname arba Indijoje, Delyje. Tai jeigu aš ateinu su savo taisyklėm ir lūkesčiu, kad visi laikysis ir klausiu, tai kodėl jis čia taip pasuko ar kodėl, tai aš stoju toj pačioj vietoj ir užsiemu klausinėjimu vietoj to, kad aš tiesą sakant nuvažiuočiau, kur man reikia. Ir klausimas, ar ne gyvybės klausimas tada jau ten. Galiausiai netampa gyvybės ir gyvybingumo klausimu, nes tai gali būti, kad didelė išmintis mums būtų matyti gyvenimą kaip mus kreipianti ir kažkaip mus vairuojanti ir būti aktyviais veikėjais. Aš nesakau, kad pasyviai, kur stumė ten eini, bet aktyviai dalyvauti dialogę su gyvenimu, bet ne toj trečiojoje pozicijoje tarsi iš gyvenimo pasitraukus, iš trečiosios perspektyvos klausinėti, kodėl ten tie reiškiniai dėliojasi taip ar anaip, kas čia kaltas ir panašiai. Ne, būti pirmoji perspektyvoje, pirmoji dalyvauti, kalbėti, sakyti, atsakyti, pastumti, patraukti, eiti pirmin, eiti atgal. Bet štai grįžtam, žinai, prie to paties klausimo, nuo ko pradėjome. Santykis mūsų su kalba, santykis su informacija ir mūsų treniruotumas tam tikras, mūsų proto treniruotumas. Klausti priežasčių, analizuoti, nesutikti pagaliau, sakyti, žinai, taip yra, bet taip neturi būti, bet taip yra, bet taip neturi, bet taip yra, žinai, ir pirmin atgal, ir kiek mes energijos išleidžiame, nesutikdami su tuo, kas yra,
ir analizuodami priežastis, pasekmes vietoj to, kad sakytume, na, taip jau yra, dabar gyvenkim su to toliau. Ir žiūrėkim, koks yra sekantis žingsnis, kas mus nori pakalbinti, kas mus nori priliesti iš pasaulio ateinantis reiškiniai. Man atrodo, čia toks yra įdomus momentas, kur man šiek tiek siejasi su inovacija ir evoliucija. Aš apie evoliuciją tau sakiau, kad turėjau tokią viziją apie tai, kai buvo pasakyta, kad evoliucija yra intelektinė arba tik intelektinė. Nežinau, mes su tavim šiek tiek diskutavom, kas tai galėtų būti. Aš tai šiek tiek matau apie tai, kad tai yra evoliucija kaip tokia, jinai egzistuoja tik tai mūsų proto konstruktuose, nes mes negalim pamatyti tiek, iš dieviškos akies, pavadinkim taip, kiek ir kur mus veda, arba kur žmonija, ar kur žemė, ar kur pasauliai, kur keliauja. Ir todėl mes negalim iš tikrųjų pasakyti, kad tai yra evoliucija, nes kažkur gal tai yra kitoks procesas. Ir tai yra kažkoks pokytis. Ir jeigu tu priimtum patį tą faktą, kad evoliucija yra tik tiek, kiek mums yra smagus žaidimas pati evoliucija ir susitarti ir pasakyti, va, mes kažką padarėm ir tai įvyko geryn, ar į tą pusę, pateisinti save tam tikrą. Tai tvarkoja, jo reikia ir tegul jis egzistuoja, bet tada ir apibrėžkim ribas, kad tik tai ten jisai yra, nes mes negalim dievišką akim pamatyti viso to, kas visko vyksta, visų metų vyko, visose pasaulio vietose, visų žemės vietose, ir kaip be pažiūrėtume į tai. Ir tada pasižiūrėjus tai kaip į pokytį, ir aš čia peršoku kadangi man inovacijos tokia artima tema, tai kad aš kažkada gilinausi, buvo įdomu ta gelmė ir prisikasiu iki to, kad inovacija yra meilė pokyčiui. Kaip filosofija yra meilė išminčiai, sakykime, meilė pokyčiui. Tai reiškia, tu dalyvauji pokytyje, tu negalvoji apie tai, kad jisai čia geresnis ar blogesnis, bet klausimas, o kokio pokyčio reikia va dabar, va toj tėkmėj, kurioje tu esi. Ir kai kur jisai gali būti labai paprastas, kai kur labai kompleksiškas, kai kur techninis, kai kur žodis. Ir va tai yra inovacija, nes jinai kažkur kreipia. Inovacija, jinai netrukdo tekėti, o leidžia tekėti arba įgalina tą tekėjimą. Ir tada tik buvimas dėmesingu gali atverti tikras inovacijas, o ne kažkoks techninis dalykas arba iš proto sukonstruotas poreikis, kurio mums reikia, ir tada įmetimas pinigų tam poreikiu realizuoti ir paskui po 10 metų supratimas, kad gal net ten nukeliavom su šita inovacija, pavadinkim taip. Ir va tie tokie dalykai kaip inovacija, evoliucija, kuriais mes iš biologinės pusės gyvenam evoliuciją, inovaciją gyvenam šiai dienai, labai daug resursų tam skiriam. Jie yra tokie dalykai, kurie atrodo klausimas, kiek turi santykio su ta tikrovė, kurioje mes esam. Ar nėra, prie ko aš vedu tai, kad tu sakei su strategija ir misija, kad mes įsivardinam, kas yra inovacija, įsivardinam, kas yra evoliucija, kad jie yra absoliučios tiesos ir tikrovės, ir mes viską darom, kad tai pagrįst. Visais įmanomais būdais, visais įmanomais resursais, ir kaip tu sakai, ir tada mes tą tikrovę sako, žiūrėkit, čia jau biškelį su tom technologijom nuėjot ne ten. Nepasakok tu mum, mes žinom, kur mes keliavom, nes tai yra inovacija, arba tai yra evoliucija. Ir klausimas, ar tai nėra toks jau labai neskanus santykis su tuo gyvenimu, su ta tikrovė, kuri mus laiko čia, kuri mums leidžia kvėpuoti, valgyti, matyti grožį kaip saulė, kaip medį ir panašiai. Ar nėra, kad tai toks šiek tiek, ne tai, kad net neskanus, aš sakyčiau, galbūt labai nepagarbus santykis. Gražiai vardinai inovacija, meilė pokyčiui. Pokytis, kuris beveik ateina pats. Jis iškyla labai dažnai iš konteksto, iš situacijos. Ir jeigu mes turime, vadinkim, meilę arba aistrą, tam pokyčiui mes leidžiam jam vykti. Mes leidžiam jam rasti formą. Tai kitaip tariant, kai įvardinai, kad inovacija yra meilė pokyčiui, tai yra toks dialogas tarp to, kas vyksta, tarp to, kas nori, kas turi iškilti iš konteksto, iš situacijos,
ir žmogaus, kuris ten stovi, atidumas ir kultivavimas, taip sakant, tos galimybės. Ir štai inovatorius yra ne tas, kuris pats iš savęs sukuria ar pagamina, bet iš dalies yra tas, kuris leidžia pokyčių iškilti. Pokytis jau laukia pasiruošęs toje visumoje, iš tos visumos iškilti. Ir tam reikalinga kokybė įsiklausimo. Įsiklausimo ir leidimo vykti. Tai net jeigu prisimenant pačius garsiausius mokslininkus, ar tai būtų Tesla, ar tai būtų Einšteinas, tas pats, ar Edisonas, sakoma, kad didžiausi jų atradimai, jie buvo padaryti neaktyviai mąstant, bet labai giliai įsigilinus į tam tikrą problemą arba klausimą, bet visgi išlaukiant, jie atėjo beveik tarp sapno ir budros, kažkur toj tarpiniai būsenoj, tos įžvalgos, jos tarsi iš išorės duotos ir tas žmogus tiesiog laukė, jis buvo pasiruošęs, jis buvo atidus ir jis priėmė. Ir jis per savo jau aišku, kalbinį, metodinį aparatą sugebėjo tą įžvalgą supakuoti ir išleisti, atiduoti pasauliui. Tai galima būtų analogiją išvesti, o kaip verslininkas, kaip žmogus, kuris kuria kažkokį produktą, ar gali būti toje būsenoje, kurioje iš tikrųjų jis yra įsigilinęs į klausimą, į problemą ir laukia pasirodant įžvalgos atsakymo, žinutės, kurie ateina tarsi iš kitos pusės ir atliepia. Ir tai yra labai skirtingos prieigos. Ar aš sukursiu, padarysiu inovaciją, padarysiu technologiją, progresas vardan progreso, mes stumėm į priekį, gaminam daiktus ir dalykus, kurių niekam nereikia, kurių niekas neprašė, jų pasauliui nereikėjo, ir tu stumi per prievartą ir buldozeriu važiuoji per šitą gyvąjį pasaulį. Ar vis dėlto tu atliepi ir kažkaip kuri, palaikydamas gyvą pasaulio vyksmą, gyvą pasaulio evoliuciją. Tai dėja, mūsų progresas ir žmonijos progresas, jisai tarsi įgauna kitą vagą, visai kitą vagą negu tai, ką mes galėtume suvokti kaip evoliuciją, kaip tai, kas organiškai skleidžiasi, organiškai išauga iš bendrabuvio tarp žmogaus ir gyvojo pasaulio. Žmogus taip pat yra šito gyvojo pasaulio dalis, jį matant, jį reflektuojant, su juo einant į dialogą. Tai galima sakyti, gal toks laikas buvo senovės Graikija, kur žmonės išsibandė daug skirtingų santykio su pasauliu būdų ir politinių sistemų, ir meno, ir technologijų. Ir štai buvo tas toks, sakykime, inkubatorius inovacijų, startupų. Man senovės Graikija yra grinai startupų inkubatorius, bet ten buvo tam tikra kultūra, tam tikras santykis matyti su tikrove, kuris leido tiems organiškiams pumpurams susiformuoti ir išsiskleisti. Versus jau mūsų šiuolaikinė vakarietiška kultūra, kur mes atitrūkstam nuo santykio su gyvuoju pasauliu, apskritai nuo gyvo santykio kaip tokio. Kalba, projektas, projekcija, negyvas žodis, mitas, pavadinkim, tam tikras mitas, kuris atitrūksta nuo savo tos gyvosios gelmės, jis pradeda gyventi savo gyvenimą ir jis, kaip sakau, buldozeriu važiuoja ir aria šitą žalę žemę, paversdamas ją, tokia dykvietėmis. Kaip pavyzdys, tas pats šiuo metu, dirbtinis intelektas. Man netrūksta. Man nereikia. Aš nežinau, kuriam žmogui reikia šito. Arba daugelį kitų technologijų, jeigu mes taip pakvestionuotume giliai ir paklaustume, ar šito kažkam reikia. Ar to reikia mūsų bendrai sklaidai, bendram vystymuisi. Tikriausiai ne to mes labiausiai stokojam, ne to mūsų žmogiškoji prigimtis ar pagaliau pats pasaulis nori, bet yra projektas ir projektas eina pirma, projekcija eina pirma. Ir ta projekcija yra dažnai net nesusijusi su turiniu, kad sukurkim tokią idėją ar tokį daiktą. Kartais tai yra susiję tiesiog su konkurencija. Būkim pirmesni nei kita valstybė, būkim didesni nei mūsų konkurentai rinkoje, nes mes išnyksim. Reiškia, mes pradedam savo gyvenimą organizuoti visiškai ne tais principais, ne tuo klausimu, kas nori iškilti, kas nori gimti, kas nori būti, o ką ta mano
išnykti bijanti dalis, pavadinkim tai, tam tikrų ego, asmeninių arba kolektyvinių, norinčių save įtvirtinti, norinčių nenumirti, norinčių išlikti, jisai keliauja savo gyvenimą ir dėja eina priešingų kelių, nei pati gyvybė. Ir net tas pats dirbtinis intelektas, kur sakai, jeigu tai yra tas pokytis, kuris parkeliauja, sakykim, bet kokia forma, bet labai gražiai tu pasakyti, pokytis, kurį mes įforminam, bet kokią formą mes tam duodam, tai gal atkeliauja kažkoks pokytis, mes nežinom kodėl ir kaip, bet jis atkeliauja. Ir tada ar mes esam toj būsenai, kad mes galėtume jį forminti tą kryptim, kuria jisai atkeliauja. Ar mes nenorim, kaip sakai, keistos vagos, nors jinai tenai keliauja. Ir atrodo, nepabuvimo su tuo dieviškumu. Ir čia aš dabar jungsiu su viena vieta, kai tu pradėjai pasakoti ir man naujoj šviesoj nušvito tas pasakojimas apie tai, kad filosofija kaip su šventumu labai daug su dieviškumu labai daug ką turintis būdas būti, jisai pametė visą tą dieviškumo dalį, nes taigi dievai, tai ten turbūt jie nusišnekėjo, nes apie dievų šnekėjo, turbūt apie visą dieviškumą, šventumą nusišnekėjo, tiesiog, tada buvo tokia kultūra. Nes dar nežinojo. O mums tik tai tą dalį reikia, kurią paimti. Ir gal čia ir yra tas momentas, kad ir mes pametam tą santykį, kad yra ta dieviška, tas dieviškumas, prie kurio, kadangi protas negali jo paaiškinti, jisai jį atmeta, o jisai toliau prašosi, kad jį kažkas pašnekintų, kad kažkas su juo pasišnekėtų, bet ne protu, nes protas to negali padaryti. Nes protas tiesiog tai yra ne tas įrankis, kaip ranka mes keliam, ne protu mes keliam, pavadinkim taip, puoduką, ranka mes keliam puoduką, tai ir ten, tiesiog jį prakalbinti reikia iš širdies, iš kitur, kitaip įsibūnant. Ir tai yra taip subtilu, kad gal net per subtilų protui. Per subtilu, nes ten nėra formų, nėra tokios formos, kuri galėtų greitai būti paaiškinta, suvokta ir perpasakota.